Nu ką, testas prasideda. Birželio 23 diena, apie 11 val. Ryto. Mes važiuojam į Kokopelį indėniškas jojimas. Simona, darysi vlogą, davai pasakyk ką nors. Mes važiuosim į festivalį. Jo, ką tu veiksi? Nežinau. Nieko, aš tai nežinau programos normaliai nežinau. You'll never know, you'll never know, you'll never know. Siaustų lietpalčiai. Vokiškai dažaisi. Pasakyk ką nors. Nesak. Kodėl? Nenoriu. Okei, tai visgi pasiekėme vietą, mašinį žmonės jau indėnų garsus leidžia ir mes atvažiavom į festivalį. Visiškai prakosiau atvykimo vaizdo įrašą. Ten labai didelis tipis. Ten pasistatėm palapinių zonoj palapinę, faktas. Šiaip labai mums fainai čia pasitiko, indėniškais gestais ir visai kaip tautiškai, indėniškai atrodantys bičiai. Dabar einam pasiimti daiktų, susinešim palapinę ir tada reikia išvalyti palapinę, nes Simona pasiskolino, bet jinai kažko keistai ten trupa dugnas ir reikia išsivalyti prieš norint normaliai pradėti dalyvauti festivalyje. Kas yra, ko pikta? Nu tai kad čia yra palapinė. Aš nemogu. Nurengėm va indėną vieną. Tu nurenginėjai vaiką indėną? Nepavydėk. Žiauriai faina, labai faini žmonės, labai viskas faina per mūsų palapinės. Svarbu iš visko turime gauti. Plaukiam mėgos. Lanko šaudimo ir spjaudimo, kaip, nežinau kaip tai pavadinti. Spjaudyklis. Gyvenimas yra gražu. Nu, jau. Poras krusdelyčių. Beveik. O, Simona, paaiškink, kokie ten pas tai užslipi talentai yra. aš Mūsų tiesiog vikrioja lapė. moku būti kuklė. Jo, tu tai vadini kuklumu. Didinom atstumą iki taikinio, elektrinė voverė bando dabar šaudyti ir neblogai sekamas. Nedaug trūko. Oho, iššokant į gyvatę. Oho, iššokant į gyvatę. Gerai. Čia reiškia, kad jūs atvykot su taika. Ar nenorit kariauti? Ne, niekada. Tai tada puiku prieikit arčiau, man reiks jūs išpiešti kažkaip. Ir taip išnešė. Geras. Nice. Eik paišyti saulės vėjų. Jis toks visiškai vėja vaikis. Kas yra vėjavaikis? Pasitiuningavom, jau pasitiurlinom. Man tai labai tas rastas challenging atrodo, va kur per upelį, matai eina. Aš mačiau mergaitę ėjo viena. Nes man taip jisai ten kažkas ten bus vėl. Žmonės sako, tu stora, man vis tiek tu tobula. Saulė tu užstok kalim, tu lyg deimantas mano širdį. Tavo rankos lyg medus, nes tu valgai saldainius. Viską valgyti gali ir nuo anoreksijos nemirsi. Nes tu mano storulė, mane iškel gali. Skanos merginos. Tu mano storulė, tu mano mažulė. O jei nemėgsti klausytis metalo, ką mes sakom? Užsitusink iki galo. Užsitusink iki galo. Įsipirti? Aišku. O tu ne? Nežinau, dabar tai tikrai ne. Ta prasme. Na. Tai gerumo. Aš noriu tokių namų. Kai užaugsiu, turėsiu tokius namus. Čia laužas yra viduj. Jo, biškį nusitryniau veidą. Aš tikrai negalvoju, kad čia viduj šitaip. O tai kas tu įsivaizdavai? Nežinau. Bet to žmogus koks gerulis. Darling, you send me, I know.
džiaugiasi, visi suka kažką. Tai Pojus, tai Stafus, tai dar kažką. Simona sėdi, žaidžia su savo chna tatuiruotė. Vau, jau lupasi, ne? Tai tu galėsi įeiti gyvenimo džiaugsmais džiaugtis. Kaip sekas? Nesiseka. O čia tai visai ne problema. 10 metų žmogus suka. Kaip sekas, Dalia? Nelabai, nevimok dabar. Kas naktelę uliavoji, karačiamoji už stalo pernakvoji. Tu, kas naktelę uliavoji, karačiamoji už stalo pernakvoji. Iš tikrųjų tai žiauriai faina. Labai džiaugiuosi čia atvaręs, nes čia žiauriai gera atmosfera. Jausmas tai toksai, kaip atvažiavusi kokią kaimo turizmo sodybą su daug, tipo, nepažįstamų, bet tokių bendro supratimo žmonių, su kuriais visai fainai ir su kuriais galima labai laisvai šnekėti. Ir dabar eina pasižiūrėti į sceną, kad labai gražiai dainuoja ir labai viskas liuks. Pasibaigė pirma diena. Dar nesibaigė, dar bus fiesta prie laužo. Bėgiosim per Žarijas. Nežinau, ar Aš bėgiosim. tikiuosi, kad bėgiosiu. Ir dabar mes laukiam vandens. Šitos fainos ponios mums davos vandens, kad mes galėtume užsikaisti kavytės. Aš nežinau, kaip čia buvo, bet mes su Simona pirmą kartą pabėgom per Žarijas. Tipį, nes paprašym, nes mūsų palapinė žoskai ne kažką ten su ja. Viešbutį. Ta prasme, iš tikrųjų tai, jo, mes eisim miegot, mes nusipčiam pavargę, kas yra įdomiausia. Bet einame miegot dėl to, Jo, kad nes reikia, nes joga nuo 9 ryto. Dabar spėja, aš nebegojau, aš visą laiką prižiūrėjau Vilmantą, kad iškristų iš lovos. Aš jau neturėjau, aš irgi balsą nebegojau. O kas šiandien per dieną, šeštadienis? Okei, gerai. Nu, davai, dar. Kelkis. Davai. Jautiesi, kad vakar bėgioji per Žarijas. Saulė šviečiant, mėnulis piešia, nosies tau rago. O jas.
Jo, šiaip tai būgnų sensas atrodo žiauriai jėga. Tenaitės, tam tipyje. Bet esmė tame, kad mes faktiškai su žmonių tave betelpam, nes ten dalė kiek žmonių trūksime. Ok, biškai apsiprausim šituos ir reikia laikas į jogą eit. Nes biškai atsiliekam nuo grafiko. Jo, biškai šaltai. Man atrodo, man reikia laiko surinkti savo mėgmaišius. Sakai? Jo, nes manau, kad žmonės nori įsikūrti. Nu gerai, tada einam mes pasimti savo mėgmaišius ir tada eisim kovas. Jo, ne šiandien. Šiandien mėgojame, bet va tam tipyje, tarp kitko, labai žiauriai fani. Manęs paprašė porą žodžių mikrofoną, tai aš pasakysiu. Vakar naktis buvo labai nuostabi. Nuomonės operatorius man duoda persikelt iš telefono į kortelę viską, nes man tiesiog niekas nebetelpau. Vakar žiauriai daug prifilmavau. Atsimenu, kiek daug šokai. Čia šokai tik gyventi mano stalo dabar. Aš nežinau, ką jūs turit, bet davai man koncertą. Kur čia gavot? Wow. Ar patenkinta esi? Labai. Labai? Labai. Bet ir ant veido tau gražiai piešta. Taip. Yra. O taip norėjai minimaliai? Taip. Super. Žiauriai geras. 100 balų. Pirmoji šleiva kreiva, bet vis dėlto pirmoji ir aš labai džiaugiuosi. Bet užtat tau turės neįkainojimą vertę. Gėda tu mano tokia. Namie padarys, manau, užsimsiu šitą reikalą. Gerai, jau. Ne, aš tai filmuoju. Mes ten tokia, kaip sakant, paleisti emociją, kad viskas išeitų. Ok, aš dabar nei velnio neįsivaizduoju, kaip aš atrodo, bet tikriausiai įspūdingai. Primti ir į ladą. Palauk, tu man aiškini, kaip aš bijau, kai tu net veido nesispiešęs. Reikia nespieštis ir taip baisu. Bijai! Kartoju, kviečiami visi stebėti Capoeira Show kovos menų pasirodymą Paunių genties zonoje. Kodėl? Paskui bėgti, tuoj vyks pasirodymas. Давай, varom iš čia. Ten kažkur fotkinau kebrytę, tipo kaip plaukė su baidarėm, kanojom. Ir pamačiau tokį ženklą, gyvybės medis parašyta. Nu, okei, šventas medis. Bet, would you look at that? Ta prasme, wow. Ir Simona meta. Ir Simona pataiko. Smegenų sutrenkimas. Žiūrė, rieda. O, biški. O tu ką? Simona, ką veiki? Sėdžiu berniukui ant kelių. Opa! Ar tai nelies? Aš neįdreskiau tau. Durtuėm į akį, iš karto šią dieną. O tu nesustumai. Ką gali pasakyti nugalėtojai? Mes esam nuostabus. Au. Čia yra Ir dar vieną kartą. nauja mada. Dizainerio. Aš jaučiu, kad su šito bairiu žoskiai prisiprašiau. Dabar bus geriausia vakaro programa kol kas. Ir dabar eisim žaisti. Tai kvadrato, kurio nežaidžiau gal nuo 8 klasės. Jo. Ok, pajutam. Gerai, susiparuojam. Indienai valgo gumas. Gumas? Gumas. Indienai nežinau, kas yra guma.
kepam dešrelės, nes atėjo vakaras ir visai galvojam, kad kažką reikėtų šiltai užvalgyti. Ok, telefonas rodo 36%, dabar yra be 25:09, antra diena Kokapelė festivalyje. Festivalis iš tikrųjų gauna neblogą pagreitį, kadangi, prasme, atrodo antros dienos vakaras, bet viskas dar tik tai rutuliojasi, jaučiasi energija, prasme, žmonės pradeda susipažinti, vieni kur kas labiau kitus vis pažįsta, tiesiog yra ryšys kažkoks tarp visų šitų žmonių ir tai yra be galo nuostabus dalykas. Tarp kitko, vakar čia aš ėjau per žarijas, pirmą kartą savo gyvenimą ir tai buvo nuostabu tiesiog. Dabar ant scenos matome jau ruošiasi Baltasis Kiras. Audringi aplodismentai pačiam drąsiausiai merginai visam Kokapelė sąskrydį. Ok, aš neįsivaizduoju, kiek dabar yra valandų. Aš žinau, kad dabar yra laikas po Kiro koncerto. Mūsų palapinė ištaršė, mano makiažas nubėgo. Aš neatsimenu, kada taip gyvenime tūsnaus ir tai buvo kažkas nerealaus, ta prasme. Aš visą naktį laikysiu palapinę, kad jos nenuneštų. Buvo žiauriai. Laikas be 15:02, realiai eina jau 3 diena ir laikas eiti tūkstantį toliau. Ok, labas rytas. Kažkas kažkur žiauriai daužo būgnais, kažkas kažkur šoka tiesiog pagal muziką. Šiaip yra 3 diena ir jinai yra labai rami, vyksta įvairiausių meditacijų, dabar vyksta viena, po to bus dar 2, manau jas tai vyks.
bendra nuotaika tokia labai rami, visi atsigavę, visi atsigavę labai dvasiškai. Labai džiugu visus tokius matyti. Kas dar iš lanko šaudo, kas dar valgyt eina, kas tvarkosi, o kas renkasi daiktus ir važiuoja namo. Net nežinau, ar galima sakyti, kad važiuoja namo ilsėtis, nes faktiškai visi čia pailsėja. Visi džiaugiasi, matosi, visi patenkinti, nes tai buvo neįkainojamos patirtys, pirmi kartai bėgimo per ugnį ar dar, ta prasme. Iš tikrųjų buvo labai daug ir įvairių potyrių, dėl to labai dėkojame visiems. Aš dėkoju, vieni kitiems dėkoju.